Labas visiems. Nu jo, tik pradėk filmuoti. Labą dieną, materytė. Būtinai šnekėkite telefonu prie mano mašinos atidarytų langų. Labas rytas. Tikiuosi, niekas nevarės prie manęs dabar. Sveiki. Žiūrėk, sveikinti su kamera. Labai ilgą laiką to nebedariau. Žiauriai daug kartų norėjau grįžti. Jūs neįsivaizduojat, kiek bus man yra prifilmuota visokių nesąmonių mano fotogalerijai. Turėjau vieną filmuką žiauriai fainą iš Maroko, kai varėm su draugė į surfo kempą prieš, įsivaizduokit, kokius 3 metus. Ne surfo kempą, tiesiog surfinti į Maroką. Ir tiesiog man kažkaip, nežinau, ar internetas, ar telefonas, vietos gal nebuvo, ar iCloudas man buvo persamtas, nežinau. Tai neįkėliau, šiaip dėl to labai gailiuosi, o dėl visų kitų bandymų tiesiog bla 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 pafilmuoti ir kažkur nesąmonėm prišnekėti, tai visiškai nesigailiu. Nes tiesiog turėjo pribręsti laikas, kad su jumis vėl susitikti, manau. Nes laiką, kai norėjau grįžti, laiką būdavo kažkas, žinot, kai būna išsiskiri ir nori grįžti, tipo, ar kai būna panas išsiskiria ir ten varo tūsinti, ar ten vėl atranda draugus, kas nėra blogai. Bet kai kurių dalykų gal tokiu atveju ir nereiktų daryti, priklauso nuo žmonių. Tai va, tai kažkaip dažniausiai būdavo tas noras grįžti tada, kai dega šikna, ar tiesiog, nu, tokia, atrodo, reikia išsibudinti save. Bet... Liumetą. Parodysiu, dėl ko sustojo močiutė. Čia ištrauks fotkino mašiną. Mašiną. Atsikėliau ryte, norėjau pasiimti savo mašiną, aš prie garažą visą laiką parkuojas, tada tingėjau ir atradau savo mašiną su didžiuliu plėmu per visą mašiną dažų, tai kažkas tiesiog išmetė pro langą ir ištiško ant mano mašinos. Dabar visi mane stabdo ir klausia, kas čia per įdomi mašina, įdomus dizainas. Tai va, tai visą laiką, kai norėdavau grįžti, būdavo kažkas ne taip su manim ir galbūt norėdavau tą ne taip ištransliuoti žmonėm. Tai va taip, tai stengsimės dabar grįžti su pozityviom mintim. Turiu žiauriai daug ką jums papasakoti, ką atradau gyvenime, sveikatos, psichologiniais visokiais, psichologinio atžvilgių. Labai daug dirbau ant savęs, kaip ir žinot, paskutiniuose mano vloguose buvo mano eksas, su kuria aš skiriau jau gan senokai. Visko ten buvo, visko vyko. Labai daug ko išmokau, tai buvo mano pačios, galėčiau sakyti, skaudžiausias skyrybos gyvenime ir iš kurių išmokau daugiausiai ir per prievartą. Nu, dabar labai tikrai blogai buvo. Tai va, mes jau kokius 3 metus išsiskyrę esam. Nu, žodžiu, dėl skyrybų ir panašiai, gal šiek tiek vėliau pašnekėsim. Tiesiog norėjau tokį intervą pasakyti. Tai aš tikiuosi, kad mano vlogai bus gan informatyvus, su laisvalaikiu tokiu pobūdžiu, sakiam, įdomiom mintim, patarimais ir panašiai. Žodžiu, nustoju, nes jau nusišneku. Aš atvažiavau į savo butą. Turiu 2 butus, beje, nusipirkau antrą. Nežinau, ar žinot, nežinau jau kiek laiko, ką sakiau prie tose vlogose ir ne, nes tose, kurių neįdėjau, daug ką sakiau ir dabar man dubliuojasi su to, ką iš tikrųjų filmavau ir su to, ką sakiau iš tikrųjų. Tai ką, atlikiau, tai gyvenu aš dabar savo naujam mažam butukė, kurį parodys vėliau, o tą kitą aš vis dar nuomoju Airbnb jau ilgą laiką ir atvariau tiesiog pasižiūrėti, valytoją išvalė, atvariau pasižiūrėti, ar viskas gerai labai išvalyta. Ir atsivežiau, nes neturiu indų plovimo mašinos, savo pirmam bute, tai atsivežiau tokių dalykų, kuriuos šiaip nepatogu plauti auklį, kurie neatsiplauna, tai čia į indaplovę greitai mesiu. Mano 2 butai yra
3 minučių peškom skirtumu. Tai jo labai netoli, bet šiaip su mašina atvažiuoju, nes buvau prisipakavus prie savęs. Tai galvoju, pasimsiu mašiną, nes dar reikia į vaistinę užvažiuoti. Na, žodžiu, apie viską palaipsniui. Taip žiūriu dabar į kamerą. Pasikeičiau, ne? Tiek metų. Pasenau. Nusikirpau kažkai nesąmoningą pričioskę. O tokia grifka. Nežinau, man tinka. Šiaip savo atrodo kaip berniukas. Palais plaukais žymiai geriau. Bet karšta. Tai, ką? Norėjau būtą parodyti, nežinau, dėl viso ko, kadangi nauja pradžia, naujas startas, tai parodysiu, kaip atrodo pirmasis mano būtas, kurį nusipirkau prieš gal 3 kažkur metus. Labai myliu nekilnojamo turto verslą. Pati žiūriu, kad dabar neturiu pinigų, nebeturiu pinigų nuo to antro būto, bet visą laiką žiūrinėjau. Ir jeigu nedirbčiau su escape roomais, manau, tikrai būčiau kokia nekilnojamo turto agentė, nes jo, pati 2 būtus susiradau. Buvo šiaip dėl antro būto buvo labai sunku kreditą pasimti ir aš šiaip norėjau tokį intervą pasakyti. Aš gavau savo antrą būtą, aš nusipirkau iš savo pinigų, pasidariau savo kreditą, bet galimybė, kad aš jį gausiu, buvo lygi. Va. Ir aš tik norėjau jums pasakyti, kad kai žmonės jums sako, jau mane kas pažįsta, tai žinot, kad aš to visą laiką vadovaujuos. Bet dar vienas įrodymas, jeigu žmonės jums sako, kad tai yra neįmanoma, kad jūsų idėja yra debiliška, kad, o Dieve, ką tu čia veiksi ir tai nėra svarbu, ir tai nėra įmanoma, ar pasvajok. Man net bankininkas iš vieno didžiausių Prancūzijos bankų to tinklo tiesiog pasakė, mergaitė, jūs svajojate. Jūs tiesiogiai man pasakė, jūs svajojate ir kad aš negausiu to būtų. Bet aš jį turiu. Tai norėjau tiesiog paskatinti visus mažiau klausyti kitų kalbų, mažiau klausyti, ką žmonės sako, ir mažiau klausyti to negali. Dabar pasaulyje mes gyvenam tokiam, kad ant tiek viskas yra įmanoma. Ta prasme, ant tiek įmanoma, kad jūs net patys neįsivaizduojat. Tai va, toks pozityv dalykas. Ir jo, parodysiu tiesiog būtą, kaip atrodo. Tai va, čia ateiname. Iškart yra tamsiukas su skarbimo mašina ir su tokiais rakandais virtuvė. Čia atsidariau biškai prasivėdinti. Opa. Vaizdas yra į gatvę. Ir į čia mūsų pati garsiausia tipo bažnyčia Notre Dame de la Garde. Tai va, opa. Paveikslai mano. Pasakykit, ką matote, pavyzdžiui, šitose paveiksluose? Labai žmonės skirtingai visą laiką įžiūri kažkokius dalykus. Šiaip jie turėtų būti atvirkščiai, bet man kažkaip vėl tai patinka. Okay. Čia yra tamsiukas, uždarė valytoja. Ne tamsiukas, antras kambarys, bet ten laikom visus išdžiaustytus dalykus ir mano daiktų labai daug. Tai va, vonė tūlikas, visą laiką ateinu pažiūrėti, kaip viskas sutvarkyta. Ir visą laiką, ką nors randu ne taip padėta ar padaryta. Bet, va, matot, pavyzdžiui, šito pas mane negali būti, tai aš tą lovą dabar perklausiu. Tai va, čia mėgamasis. Va taip, vis tik sakau išlyginti paklodės, bet matosi, kad jos yra nelygintos, gal svelnių valytoje. Nu va, ir dresingas čia tiesiog. Man mano valytoja sakė, kad aš esu maniakė. Sakau, jūs taip galvojate, Valerija? Sako, nu taip, šiek tiek. Nu tai va, pavyzdžiui, žiūrėkit, nu ar taip gali būti? Va taip. Ne, turėtų būti įjungta. Šitas turėtų būti va taip iški paslėptas. Va taip, va jau gražiau, ne? Tada
Ar kava gali tokia būti? Ne, jinai turi būti vienoda. Arba bent jau vienodose linijose. Blemba, žinokit, sakau ir galvoju, rimtai kokia maniakė. Va taip. Ir tada čia turėtų būti dar geltona. Taip. Tada pienukas 1 ant 1 ir šokoladas. Va taip. Taip, va čia dar įdėsiu vieną geltoną. Nu va. Šiaip žvengiu iš savęs. Iš tikrųjų, kas verslo klausimais ar vat, tarkim, vat, butą, kur nuoma turi būti be jokių priekaištų. Tai va, tai palieku kavos, šokolado ir palieku dažniausiai arba kolas, arba vandens gazuoto, kad tiesiog žmonės turėtų ką atsigerti. Va čia irgi tiesiog taip palikti. Tiesiog aš žinau, kad jinai nori, kad aš matyčiau, kad jinai čia tipo valė, nes nuėmė tą elektroniką ir valė. Nu, bet blemba. Nu, arba bent jau paslėpti va šitus. Nu, taip, va, gražiai padaryti. Opa. Va. Nu, taip. Paklausit, ar aš esu namuose lygiai tokia pati maniakė? Visiškai ne. Žiūrėkit, kad dar turiu Lietuvos knygą, žiauriai graži, su Provansu. Ancien Lituania, ma Provence. Tai va, patriotė. Va, susipažinkite su mano naujų customized mašinos šonu. Labas ir vėl, tai ką, aš jau esu savo darbe. Naujam darbe niekada, aš manau, kad, man atrodo, kad aš niekada jums nepristatinėjau savo naują verslą, tai kas nežinot, aš turiu escape roomą Marselyje jau 10 metų, oh my god, kaip greit laikas eina. Ir naujienas tokios, kad, naujienas, kurias galiu sakyti, tai, kad atidariau Black Room, čia aš kad virkščiai matot, man atrodo, tai yra slėpynės tamsoje, atidariau jas su savo draugė ir ką, tai va, ką tik po darbo, buvo vaikų gimtadienis šiandien, 10 metų klykė rėkia, oh my god. Tai va, dabar tvarkytis reikės, kai matot, čia stalai, mes jas sustumėm tik, kai būna gimtadienį ir kai vaikai valgo tortą po activity ir panašiai, čia tėvai papuošia dar savo girliandom, visokiom balionų dar čia mėtosi. Visur, tai tiesiog noriu viską sutvarkyti, šiandien tik vienas gimtadienis, nes yra trečiadienis, tai nėra beveik žmonių, žmonės dirba ir šiaip vasarą būna mažiau žmonių, bet va. Gražiai mes čia taip įsirengę. Žiauriai atpratus vlogus filmuoti. Vis labas. Ir norėjau jums pafilmuoti ten Black Room'e viską, bet tiesiog, kadangi turėjau greitai lėkti namo, draugas, ne vaikinas. Vienas draugas man keičia spyną, nes vakar pamečiau raktus ir labai šiaip bijau. Aš nežinau, kur aš pamečiau, ar šalia namų, ar toliau, tai kad tam, kad apsidraus, tiesiog noriu pasikeisti spyną. Ačiū Dievui, ne kažkokie ten brangiausi raktai, nes pirmo mano bute vienas apskritai raktas kainuoja 107, man atrodo, eurų. O prisimenu, kai keitėm spyną, ar kas tam buvo sugedę, gerai, kad draudimas apmokė štuką su viršum. Tai ačiū Dievui, nėra tokios ypatingos čia durys pas mane. Naujam bute. Šiaip norėčiau jums pafilmuoti, kaip viskas pas mane čia įkurta. Žiauriai patinka man naujas mano butas. Bet betvarkė. Betvarkė. Tiesiog čia rūbai išdžiauti. Kadangi jis nedidelis, tai viskas labai matosi. Va, galiu paveikslą parodyti. Tokie reikalai šiandien. Dar šiandien norėjau iki parduotuvių nubėgti, apsipirkti maistui. Turėsiu daug ką papasakoti. Aš manau, kad aš sukursiu atskirą video ir tada viską labai informatyviai apie mano problemas su išpūstu pilvu. Manau, kad visi žinote.
beveik pusę savo gyvenimo kentėjau dėl to ir labai daug ko perėjau ir kam yra pastoviai išpūstas pilvas, tas mane tikrai supras, kam nesakys what the fuck. Bet jo, tai norėčiau papasakoti savo kelionę, kaip viskas vyko, ką bandžiau, kas buvo blogai, kas buvo gerai, aišku, gerų dalykų beveik nėra, kai tau pastoviai išpūstas pilvas. Na, vienu žodžiu, bet sukursiu tam atskirą filmuką. Tai va, tai nubėgsiu iki parduotuvės po to, kai atveš čia spyną man. Apsipirksiu, ko trūksta ir tada, jeigu spėsiu, reikia man nusipirkti elektroninį tokį dalykėlį Black Room'ui į darbą. Ir tiek. Dar kitas siužetas mano video. Norėčiau pašnekėti panos, o dabar žiūriu į save ir matau, norėčiau pašnekėti apie hiperpigmentaciją. Dar vieną žiūrį, nežinau, man kai būna kažkokie dalykai, tai yra žiūrį nemalonus ir gyvenimo kokybę labai apribojantis dalykai, tai kaip išpūstas pilvas ir pigmentinės dėmės. Pas mane atsirado man jos jau buvo šiek tiek seniau, virš lūpos, tokios kaip ir, va, matos. Pigmentinės dėmės. Šiaip gan sunku man apie tai šnekėti, nes esu žiauriai užsikompleksiavusi, bet žinau, kad yra labai daug žmonių tokių, moterų ypač, nes tai yra labai, ką aš turiu, tai labai panašu į melazmą ir tai yra hormoninis dalykas, aišku, ir saulė tai afektina, bet tai vyksta dažnai, tai vadinasi dažnai nėščiosios kaukė, nes nėščiosios moteris, kai patiria hormonų pokyčius, turi šitas dėmes, jos dažniausiai būna po akim, virš lūpos, ant kaktos ir virš antakio. Tai yra žiauriai šlykšti problema, nes jinai tiesiog matosi ant veido, ypač kai yra viršutinės lūpos, tai irgi labai žmonės kompleksuoja, aš irgi. Tai stengiuosi to kažkaip gyventi, nes dabar vasara, o melazma jinai reaguoja į netgi šviesą, nebūtinai į UV, bet į pačią šviesą, karštį netgi, tarkim. Tai va, tai norėsiu pašnekėti irgi, bet tai gal atskirą video sukursiu ir dėl skrandžio problemų ir žarnų problemų aš radau savo tinkamą sprendimą. Dėl šitų pigmentinių dėmių dar neradau, bet norėjau pašnekėti apie tai garsiai, nes nežinau, ar Lietuvoje daug tokių žmonių yra. Ir tai nepriklauso vien tik nuo saulės. Nuo saulės aš nuo 24 metų deduosi visą laiką SPF 50, labai saugosiu nuo saulės, kadangi gyvenu pietuose ir pastoviai yra saulė, tai tiesiog aš jos išvengti negaliu. Deduosi dabar kepurės dažnai, jeigu būnu ant saulės, ar tos kepuriukus, ar savo skrybelės, kurias labai mėgstu. Tai va, per atostogas vėlgi deduosi tepuosi SPF vos ne kas valandą, nes kai karšta, tarkim, atostogose pakitoja virš lūpos ir vis tiek nusitrina, tai užsidedu irgi labai daug. Bet tas nepadeda. Ir kas turite pigmentinės dėmes, tai tikrai mane suprasite. Prašau, parašykite apačioj, ar yra kažkam šita problema ir ar norite, kad apie tai pašnekėčiau. Kokios priemonės, kaip apsaugot, ką išbandžiau, ko neišbandžiau. Šiaip dariausi vieną procedūrą peelingo ir mano tada šiek tiek pablogėjo, nes buvo taip pavieniais tokiais dalykėliais, tokiais taškiukais, o po to peelingo man po kurio pirmą pagerėjo, o po to pablogėjo. Tai va taip taikstausi kol kas su tuo. Ką dar norėjau pasakyti kažką apie pigmentaciją. Pamiršau jau, bet vienu žodžiu, tai norėsiu, kad ir šitas topikas vyrautų mano video
ir kad neslepiant apie tai šnekėtumėm, nes tai aš žinau, kad kenkia, aš kiek paskaičiau mergos komentarų, kur, tarkim, kai video būna ir apačioje, kai žmonės rašo komentarus, tarkim, apie video, kaip išvengti melazmos ar hiperpigmentacijos, ir po apačio žmonės tiesiog su depresijom, su tikrai sunkiais išgyvenimais rašo, kad tai gadina jų gyvenimą ir žinokit, ir man labai buvo tas išryškėję, stengiuosi aišku, kad viskas būtų ok, nepersistengti, nepergalvoti, bet yra kaip yra. Tai va taip, toks dalykėlis ir ką, laukiu tada aš savo spinos ir jeigu ką nors veiks, tiesiog jums rašys. Taip, dar pamiršau, buvau aš vaistinė prieš darbą. Kaip parodysiu, ką nupirkau vaistinės, tiesiog dievinu. Taip, užmokėta buvo 105 eurų už tos dalykėlius. Taip pat visą laiką kremo kūną. Nuo pat jau ir paauglystės ankstyvos, tai čia tiesiog sausai odai. Šitą naują nusipirkau išbandyti, bet nuskanavau. Kažkokio, kad jis geras, bet nuskanavau, tai blogas. Per Juką tą programėlę. Tada kitas dalykas, kuris irgi šiaip labai blogas, pagal sudėtį, kiek nuskanavau, bet man jį labai gerai pardavė. Ale sakė pats geriausias dalykas, tipo, kad apsaugoti nuo tų tamsių dėmių, kai yra saulė. Tai tipo, tai nežinau, ar aš įdėsiu ar ne. Tada nusipirkau naują vitaminą C, šiaip vitaminą C visą laiką deduosi, čia irgi, kad apsaugot odą nuo visokių kenksmingų dalykų. Tai šitas yra grynas, 10% po kremų savo deduosi. Tada man įsiūlė, pasakykit, jeigu žinot kas nors va šitą va dalyką, čia yra pigmentiniam dėmėm, bet sakė, čia yra sauliai, tipo visiškai nieko nedaro, nefotosentizuoja, nežinau kaip čia pasakyti, glabridinas liktais, nežinau. Tai čia grynas viskas, čia yra labai mažai sudėties, ir C, irgi neprisimenu kur čia va, čia keli produktai, tai ale labai geras, nuskanavau, tai superinė sudėtis, šitas irgi labai geros sudėties, tai čia yra tonikas, drėkinantis, šitą labai mėgstu. Ir kadangi tapuosi tas nuo saulės kremą visą laiką, ir man, ta prasme, aš tiek laukia būnu labai dažnai, kaip matot, šiandien bėgioju, tai tiesiog, kad ant make-upo nesitepti, man pardavė šitą tokį purškiamą, ale plus 50, La Roche-Posay, nuskanavau irgi blogas. Bet jau čia tokiam atvejam, kai negali ant veido teptis, tai pasipurškia taip pavieniais atvejais, ne kiekvieną dieną. Tai va, visi mano pirkiniai. Ką, hebrytė, viskas, galvoju, baigsiu vlogą, įkelsiu jį ir bus matyti, pakomentuosit, pasakysit, ar norit, kad grįžčiau dar, ar jau užteks, jau nebeįdomi, jau visai kiti pokalbiai, apie žarnas čia sušnekėti ir apie hiperpigmentaciją. Į senatvę einam jau. Juokauju, aišku, bet parašykit savo nuomonę, ar norit, kad grįžčiau, ar nenorit. Aš jau pasilgau filmukus filmuoti, tikiuosi ir tęsiu juos filmuoti. Pašnekėsim dar daugiau apie tokius asmeninius dalykus, apie skyrybas, apie pergyvenimus ir panašiai, bet, tiesiog vieną vlogą negaliu visko sudėti. Iki!